Nežinau, kaip jūs gyvenat, ne Jovalė, bet pas mus kaip kelionės vyksta, tai būna kažkas baisaus, žinok. Jau išbandžiau vonę, kurias nemokėjau padaryti, kad normaliai pintųsi vanduo, tai net juokinga. Nes kiek pilu, tai viskas išbėga. Nu, eisim žiūrėt, kas pusryčių gero. Kokie mes tvarkingi žmonės. O, čia telikas jau vyksta. Ką čia žiūri, Lukai? O čia gaivina žmogų. Orelis tai toks, labai šilta, bet šiaip sakyčiau, kaip Tailandė jau antrą kartą, tai čia ne šilta, o gaivu. Gyvenam netoli šilo. Parodyk daugiau Tailando, tai dabar pasakoju, rodau pusvietukus. Rodau pusvietukus, nieko įspūdingo, kaip matau, bent jau papajos yra skanios, gerai. Dešra kažkokia nuviepus, biški batoną. Aha. Čia to, standartiškai. Va. Aš irgi, žinok, norėčiau kavelės. Užėmiau mums vietą ir va čia žiūriu, kepa kiaušinius. Tikriausiai kaip nori, kaip išsikepi kiaušinius. Čia yra viešbučio teritorija, kažkur yra, realiai mes visiškai šalia kanalo, ar čia upė, ar čia kanalas, ne, aš nelabai suprantu. O. Wow, Bankoko šiukšlienėlis, va taip gyvena vietiniai. Fainai toks parkelis. Nice. Šį kartą leido mane į priekį. Čia taigi braškinis taustas, Hello Kitty. Nerealiai atrodo. Šiaip kamščių yra tikrai daug. Biški pavažiuoji, biški sustoji, biški pavažiuoji, biški sustoji. Nu ką, saviškiam linkėjimai. Iš karto siūlo apsirengti. Čia kokosai jau pabuvę, pagyvenę, tai net neapsimoka imt. Čia tikriausiai. Jo. Viskas yra kešų, jokių kortelių. Žiūrėkit, nusiperkat vieną bilietą ir gauni vieną vandenį nemokamai. Va, čia su tuo bilietuku pasiemi vandenėlį. Va. Thank you. Gavau štampelį. Einam į dešinę pusę, o mes visi į kairę norim. Labai fainai, kad nėra taip karšta. Tai tikrai yra įmanoma išbūti. Lapkričio mėnesį yra įmanoma išbūti čia, net ir apsirengus šiek tiek prisidengus kūną. Lukas mokinasi, kaip kalbėti. Gerai, šaunuolis. Gal mes pasiėmėm kokonut slushį? Vandens turiu. Aš irgi turiu vandens, gerai. Davai duok paragauti. Žinai, kaip ledai. Kažkaip suprantu, kad va žiūriu iš tuos suvenyrus ir nieko man, žinokit, nesinori. Longboat. Aš noriu čia. 300 cannot. But 300 this one, but the water cannot use. That is allow you can go and back. Okay, 350. Kamščius turim net upiai. Nuplaukiam baisiai toli ir toliau stovim. Svarbiausia pavalgyti. Atidarė vartelius mums čia, dabar vieni išplaukė, tai tikriausiai mes plauksim pro čia. Gerai, tai mes žaidimuką sugalvojam, pasakot pirmą žodį ir galvojam dainą kokią. Tai davai. Gali sakyt žodį kokį? Bele kokį. Tu. Tu? O kokia daina yra su tu? Tu. Dar vieną minutę, luktelk. Nu, jūs žodį. Na dabar.
Ne dabar. Bėgu. Bėgu, bėgu vėl. Žinot, tas mūsų Akropolio tūlikų sane, tai dabar pasižiūrėkit, va čia va. Čia yra prekybos centras, panašiai tikriausiai, nežinau, net į ką panašus. Ką? Labai įspūdingai atrodo. Jo, net nežinau, čia net ne Akropolis, čia ne, toks pusiau turgus, pusiau kažkoksai tai, shopping mall, bet, nu žodžiu. Ir šiaip reikėtų rankelės nusiplau. Pietus tokie, 60 batų. Čia maistas buvo man asmeniškai labai skanus. Tai vat iš čia ėmėm. Tam shopping mall'e. Labai seneliukai eina lėtai. Wow, žiūrėkit šokolade. Ai, braškės čia. Va. Tai kokias norit, ar šitas, ar šitas? Čia cukruje. Вот оно, это там дешевле. Šūdnas šokoladas? Galim morą nusipirkti. Tokie riebiai atrodo. Morą, tu nejuokauji. O žiūrėkit, krokodilas. Išmėsinėtas. Labai gaila. Labai gaila, bet čia yra gyvenimas. Nu tai... O ką? Kokį dantai, kokį dantukai. Faini. Žiūrėkit, valgo Diana. Kvapelis jaučiasi iš toli. Nepykina tas kvapas. Wow, pasižiūrėkit, nu nerealiai atrodo. Gal norite mašnyčių? Atrodo neblogai. Kokį geri. Geras. Fainai. Iš čia labai matyta irgi. O čia kažkokį diską. Anas irgi. Vat, atrodo moteris šitaip. Va, tai taip atrodo tailandietės moteris. Nu, arba vyrai. Nežinau. O mes? Nežinau. Nu, sakykit, ką norit, vis tiek turi žavesio, jos pasipuošusios. Tikrai gražiai atrodo. Gražiai atrodo. Nesimato nieko, galiu valyti jau tą stalą. Mūsų vakarienė. Tai čia mūsų viešbučio restoranas. Ir maistas, porcija 7 eurai, man atrodo. Čia ryžiai su krevetėm. Nu, čia mažiau atrodo. Irgi tiek O tavo yra... pat kainuoja, bet mažiau. Jo, tai čia restoranas. Bet, o kiek čia kainavo? Irgi 7. Ok, dabar žiūrėkit, čia bajeriukas yra.
Čia vat yra local vegetablė. Nes daržovės. Taip, vietinės daržovės, įsivaizduokit, šičia, kur aš tikrai galvočiau, kad čia yra tiesiog gėlytė. Atrodo, ne. Sako, paima ir merkia į šitą padažą, kuris Jo. yra aštrus. Jo. O kas čia? Va čia va. Čia tai ne lap. O šičia. Čia va dar kažkas nuragavo šitą. Kad būčiau suvalgęs kažkokiu pušies kažkokį gabalą. Tu ragavai su padažu ar be? Be. O ragavai baltą ar ne? Balta. Čia tai buvo kopūstas, bet Noriu palyginti. bet įdomi. Aštru. Bet čia kaip imbieras, kažkokia šaknis. Imbieras, jo. Žinai, man. Čia gali su šaukštu? Galim. Šito neištrauksiu. Kokius? Čia nežinau kas. Daržovėlė. Daržovėlė. Čia kaip agurkas jaučiu, atsikas per pusę. Kaip agurkas, ne? Jo, niekad cukraus privaryta iš ko, žinai. Kas yra? Aštru? Įdomus kartumus. Ką toliau ragaujam? Tada nėra, ne? Bet jaučiasi, žinai, geras. Kas yra? Žiauriai įdomus skonį. Čia visi žiauriai įdomus skonį. Rytoj ruošiamės skrydžiui į šiaurę, į Chiang Mai. Aš nesimaudau. Galėčiau sakyti, kad man tikriausiai vėsu. Aišku, iš manęs visi juokiasi, nes 25, tipo vėsu. Dabar yra 7 kažkur pusę 8, gal vakaro. Skrenda lėktuviukai kažkur. O sesė dirba irgi savo reikaluose, aš negaliu, kokia jinai faina.